Labą dieną, aš esu Vitalija ir šiandieną kalbėsiu apie komforto zoną. Ir turbūt aš pati nelabai žinau, kurioje situacijoje jausčiausi nepatogiai, nes bent jau iš pateiktų pavyzdžių, ar tai bendravimo su svetimais žmonėmis, ar lipimo ant scenos, nelaikau tai kažkokia didelė problema, nes bendravimas tai tiesiog yra natūralus dalykas, o tai ir artimi ar svetimi žmonės kaip ir neturi įtakos, nes visi mes esame žmonės ir tiesiog nereikia jų bijoti. Lipimas ant scenos turbūt priklausytų nuo ką tu ant jos darysi, nes jei esi pasiruošęs ir žinai, tai kaip ir viskas gerai. Aišku, jei tai pirmas kartas, visada bus tas jauduliukas, bet tai tiesiog nėra neįveikiama. Aišku, turbūt tų baimių ar silpnybių aš turiu ne vieną ir ne dvi ir tiesiog dar man reikia gerai susivokti. Tai va, ačiū. Viso.